Ko dažnai nepasako SEO specialistai apie AI SEO, AEO, GEO ar bet kokį kitą šmeo, ką turėtų žinoti verslininkas, tai yra absoliučiai AI matomumo pagrindai, kaip veikia Google ir ChatGPT ir bet koks kitas LLM'as. Apie tai yra video. Čia bus ir mano eksperimento rezultatai, kaip sužinoti, kokios užklausos yra siunčiamas į paieškos sistemas, tai yra į LLM'us. Apie tai bus šis video. Sveiki, mano vardas Vladimiras, EasySEO agentūra. Čia yra video serija. Vienas iš 3 video apie AI matomumo pagrindus. Kitas video yra prieinamas YouTube. Galima tiesiog surasti jį mūsų kanale. Kas yra RAG. Taip pat bus ir straipsnėje nuoroda, kam įdomu pažiūrėti. Labai rekomenduoju, nes tai paaiškina, kodėl ne tai, kad neegzistuoja AI SEO. Kodėl AI SEO nėra kažkokia atskira disciplina, o tai yra papildomas sluoksnis ant tradicinio SEO. Apie RAG metodą galima sužinoti štai čia, bet einam prie pagrindų. Kas yra fan-out queries, kodėl SEO specialistai privalo apie tai žinoti, jeigu nežinau. Okay. Verslininkui labai rekomenduojama žinoti, kas yra RAG ir fan-out queries. Ir tai paaiškina absoliučiai viską apie dirbtinio intelekto matomumą šiai dienai. Gerai, einam prie pagrindų. Kas yra fan-out queries? Pasimuliuojam situaciją. Vartotojas siunčia į paieškos sistemą arba į LLM, ChatGPT, Gemini, net į Google paprastą suvedą. Į paiešką suveda ir tada jau dirbtinis intelektas apdoroja užklausą ir tikrina, jeigu reikalingas išskaidimas ir reikalinga papildoma informacija, tada eina į internetą ir ieško. Bet prieš paiešką, prieš siunčiant paiešką internetą, kaip yra skaidoma ta pagrindinė viena užklausa, nes viena didelė užklausa nėra siunčiama, jinai yra skaidoma. Tik tai, kad Google'as mums neparodo, o parodo ChatGPT arba Bingas, parodo ir aš parodysiu, kaip sužinoti tas užklausas, bet einam prie pavyzdžio. Pasimuliuojam tokią situaciją, kaip aš padariau, jeigu užklausa būtų siunčiama į, pavyzdžiui, ChatGPT arba Gemini, kaip padidinti elektroninės parduotuvės pardavimus. Ką padarytų LLM'as? LLM'as yra bet koks šiuolaikinis dirbtinis paieškos variklis su dirbtiniu intelektu. Skaida užklausą į kelias. Čia yra simulacija, mes tiksliai nežinom, bet mano eksperimente kai ką mes galėsim sužinoti apie tą eksperimentą pabaigoje. Užklausos būtų tokios, galėtų būti tokios. Kaip padidinti organinį srautą iš Google, kaip pagerinti konversijų rodiklį, kokie mokamos reklamos kanalai veikia Lietuvoje, kokios yra užklausos, kokios yra geriausios elektroninės komercijos praktikos. Tada tos užklausos yra siunčiamas į paiešką, į tradicinę Google paiešką, gauname, surinkame atsakymai, tie atsakymai yra apdorojami, štai čia reikia žinoti konceptą RAG, nes čia būtent ir apdorojimas ir generavimas atsakymo iš surinktų rezultatų ir tai yra, būtent ir tai yra generatyvinė paieška, kai yra siunčiama užklausa, surinkama informacija ir sugeneruojamas atsakymas pagal surinktus rezultatus. Ką reikėtų žinoti? Ne visos užklausos reikalauja skaidimo į fan-out queries. Fan-out queries tai būtų fan-out užklausos. Fan-out, prie šios schemos dar grįžkim, yra viena užklausa, jinai yra skaidoma angliškai fan-out, tai yra išskaidimas į kelias užklausas. Būtent tai ir yra konceptas fan-out. Ne visas reikalauja papildomų paieškų internete. Pavyzdžiui, čia aš turiu keletą pavyzdžių. Jeigu būtų paprasta užklausa, kur yra statinė informacija, jinai nesikeičia ir artimiausių metų, nežinau kiek dar metų, 100 metų, nepasikeis arba milijoną metų, Lietuvos sostinė, nereikalauja papildomų paieškų, gali traukti informaciją iš turimos duomenų bazės iš LLM, iš ChatGPT ir tiesiog traukti atsakymo, nereikia papildomų užklausų siųsti internetą. Beje, RAG video paaiškino, kad tas konceptas, pavyzdžiui, jeigu konceptas nėra statinis, kad su Amerikos prezidentu yra pavyzdys, gerai pavaizduoja, kaip kreipiasi paieškos sistema, kada, kokiu metu kreipiasi
į paieškos variklius. Taip, čia yra daugiau pavyzdžių, bet aš noriu dabar dar kartą praeiti, nes labai svarbus konceptas. Čia yra papildyta schema. Yra siunčiama užklausa, skaidama į kitas smulkesnes užklausas, surinkama informacija, tada LLM'as būtent šitame žingsnėje tą informaciją iš paieškos rezultatų apdoroja ir paskutinis žingsnis sugeneruoja čia yra generatyvinis SEO atsakymas, sugeneruoja atsakymą ir pateikia jį vartotojui, kaip mes jį žinom. Kam įdomu, čia yra daugiau pavyzdžių, kaip gali būti skaidama, kaip pamatyti, kaip sužinoti Bing'e, nes Bing'as mums duoda, Microsoft'as duoda mums šiek tiek daugiau informacijos, reikia būtinai pajungti, tam, kad pamatyti, reikia pajungti Bing Webmaster Tools, tai yra analogas Google Search Console'as. Kas nežino, kas yra Google Search Console, irgi yra video šitam kanale. Grounding queries, čia būtent tai yra fanout užklausas, čia yra Bing'o versija, jeigu prisijungiat, po kairę bus AI matamotoje, aš nesužinosiu, o tiksliai galėsiu pasakyti. Po kairė yra AI Performance, AI Performance turi grounding queries ir tada mes matom tai, kas yra štai čia, tai kaip buvo skaidamos užklausos ir matome citavimus. Kiek kartų buvo pracituotas, čia būtų ChatGPT, pracituotas atsakymas, būtent tas tinklapis, kuris yra prijungtas. Kodėl mes apie tai kalbam, ką tai reiškia ir kokios yra pasiekmes generatyvinio atsakymo ir fanout užklausų. Kad reikia žinoti, kad kodėl LLM tai naudoja, nes tai yra gilesnis suvokimas vartotojo ketinimo, tai yra būtent search intentas. Ir LLM išskaida užklausas ir gali taip numata kitus vartotojo klausimus ir pateikia atsakymus viename. Jeigu anksčiau mes jeigu kaip tas tradicinis SEO, tai siunti užklausą į paiešką, tu gauni vieną atsakymą, kur mes būtume šitoje schemoje, štai čia. Čia būtų, dabartinis arba ankstesnis metodas. Viena užklausa, vienas top 10, vienas pirmas puslapis, jame yra kažkokie atsakymai. Dabar tai yra viena užklausa, skaidoma į daug užklausų, daug atsakymų ir iš to atsakymų sugeneruojamas jau kažkoks atsakymas vartotojui. Tai gebėjimas numatyti kitus vartotojo klausimus yra esminis skillsas dabar, bet kokį SEO specialistą. Kodėl? Nes tie klausimai reikalauja atsakymų, reiškia, tie atsakymai turi būti pateikti svetainėje, kad svetainė būtų pracituota būtų pracituota šituose atsakymuose, tada jinai turi atsirasti pagal tos klausimus, atsirasti prie tradicinio SEO atsakymų. Turbūt dabar jau aišku, kad ne tai, kad neegzistuoja AI SEO, bet AI SEO nėra kažkokia mislė, nėra kažkoks atradimas ir jis reikalauja tradicinio SEO darbų. Kol kas ir taip. Gerai, einam prie eksperimento. Ką aš padariau? Aš turiu padaręs screenshotus, bet ir turiu dabar atidarytus langus, parodysiu kai ką gyvai. Screenshotus padariau, kad tiesiog nedingtų informacija. Eksperimento tikslas iš Google paimti žinomą užklausą, kuri yra ataskaitoje Google Search Console'e, pabandyti ją atkartoti, paimti tą užklausą į Google, kad gauti atsakymą iš Google DI Overview, DI apžvalgų, kad giminį sugeneruotų. Ir pagal tą atsakymą, kuris bus sugeneruotas atsakymą, pabandyti, čia būtų kaip reverse engineering, atvirkštiniu būdu atspėti, kokia buvo ta užklausa, į ką yra pateiktas atsakymas. Kodėl tas eksperimentas svarbus? Nes tada būtų galima, pamatyti, ar tos užklausos, į kokias užklausas yra skaidomi klausimai. Tai gerai, eksperimentas. Aš paėmiau iš Google Search Console'ės tokią frazę, kokios yra patikimiausios įmonės Lietuvoje. Beje, čia screenshotas yra. Iš screenshotą parodau, kaip atrodo ta užklausa. Kokios yra patikimiausios įmonės Lietuvoje, kurios teikia tiek techninį SEO auditą, tiek nuolatinį SEO palaikymą. Ir įmečiau į Gemini, gavau
čia yra screenshotas su atsakymu, bet aš turiu gyvai tą atsakymą. Ne, čia jau yra rezultatas. Taip, štai čia yra klausimas. Atsakymas AI overview yra toks. Yra cituojamos įmonės. Yra EasySEO, MarketRes, MT Digital, SEO paslauga LT. Dabar šiandien atsakymas yra toks. Ką mes bandom padaryti? Mes paimam atsakymą, įmetam į ChatGPT, įmečiau taip pat promptą, kad pabandyk atspėti man, į kokias užklausas buvo išskaidyta, buvo atsakoma. Ir jis man atsakė, čia yra ilgas atsakymas, aš screenshotus pateikiu, kam įdomu, bet aš pažymėjau, man svarbiausias atsakymas yra, štai čia yra ChatGPT atsakymas, ir jis buvo, ne atsakymas, jis suformavo klausimą. Kokias agentūros Lietuvoje apjungia gilų techninį SEO auditą su ilgalaikiu palaikymu ir turinio vystymu? Visai neblogai, man atrodo, kokios yra patikimiausias įmonės Lietuvoje, kurios teikia tiek techninį SEO auditą, tiek nuolatinį SEO palaikymą. Neblogai. Gemini atrašė, atsakė štai taip. Čia gyvas yra atsakymas. Kokia agentūra Lietuvoje teikia kompleksinės paslaugas apjungiančias techninį auditą, atspėja, turinio kūrimą atspėja ir visiškai čia, sakykime, atspėja nebuvo apie tai kalbos. AI SEO nuolatinį optimizavimą bei leidžia klientams matyti darbų progresą realiuoju laiku. To nebuvo pirminėje užklausoje. Čia jis ištraukė, ką žino apie įmonę ir papildė, sakykime, va čia jau yra ne tai, kad fantazijos, bet apie tai nebuvo kalbos. Tai yra tiesa. Tai grįžtam tada prie įvertinimo. Kas geriausiai sugeneravo, kas arčiausiai atspėjo tą promptą, kuris buvo pirminis užduotas. Tai aš net, mano akimis ChatGPT geriau atspėjo, bet aš dar įmečiau palyginimą štai čia. Jo, čia yra atsakymai ir vienas, ir kitas Gemini atsakymas. Ir į ChatGPT įmečiau, kad įvertink, kuris buvo arčiausiai originalą. Kaip jis pažymėjo man? Pagrindiniai elementai originaliai buvo patikimiausias įmonės Lietuvoje, techninis SEO auditas, nuolatinis SEO palaikymas. ChatGPT išlaiko techninį auditą, ilgalaikį palaikymą, 2 elementai, o Gemini įveda daug naujų sąlygų, ką ir minėjau, kurių nebuvo originaliam prompte. AI SEO turinio kūrimą, realaus laiko progresą, kurių nėra originaliai. Ir verdiktas yra toks, kad ChatGPT atitikimas, paimkim 90%, Gemini 70%. Tai kodėl tai yra svarbu? Nes mes dabar galime turint tą promptą, promptas yra beje štai čia, galite paimti naudoti. Jeigu atliksit eksperimentą, jeigu kas atliksit, pasidalinkit, būtų įdomu, parašykit komentaruose. Jeigu parašysit, aš tada galėsiu susisiekti ir į kitą video įtraukti, šiaip gal net atskirą video padaryti, jeigu kas atliks eksperimentus, palyginti, o kaip jums sekėsi atkartoti tą eksperimentą, ar pataikė su promptu, gal geresnis promptas atsiras, ar pataikė į originalą, kuris buvo užduotas, originalas mūsų atveju buvo čia. Tiek šiam kartui, aš tikiuosi, kad dabar visiems yra aišku, kad kol kas AI SEO nėra kažkokia atskira mistika, kuris egzistuoja atskirai visatoje, tai absoliučiai jis remiasi į tradicinį SEO, ką reiškia AI matomumo pagrindai, tai kad tradicinis SEO bent dabar išlieka pagrindu ir aš paskui padarysiu vieną apjungiantį video, jis bus trumpesnis, jau be detalių, apie tai, kas yra AI pagrindai ir kaip dirbti 26 metais, taip gali pasakyti. Jeigu video naudingas, patiko, like, jeigu nepatiko, nesutinku, vis tiek AI yra AI, o SEO tradicinis miręs, galite irgi taip parašyti. Like, subscribe, prenumeruokit, daugiau naujienų bus šią temą. Ir iki sekančių kartų. Iki.